Laba diena. Esu Ilona Mitkevičienė, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos prekių skyriaus patarėja. Nors nuotolinė prekyba darosi vis populiaresnis apsipirkimo būdas, pardavėjams vis dar iškyla klausimų, kokia informacija vartotojams turėtų būti suteikiama, kaip tą informaciją pateikti ir kokiu būdu ją pateikti. Šiandien pristatyme ir aptarsime teisinį informacijos reguliavimą, aptarsime praktinius aspektus, taip pat apžvelgsime dažniausiai pasitaikančias klaidas, kurias daro pardavėjai suteikdami informaciją vartotojams, bei žinoma, apžvelgsime ir atsakomybę, kuri yra taikoma pardavėjams už netinkamai suteiktą informaciją, klaidingai suteiktą informaciją arba iš viso, kai informacija yra vartotojams nepateikiama. Teisinis informacijos reguliavimas yra reglamentuotas Civilinio kodekso ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo atitinkamuose straipsniuose, kuriuos pristatyme ir aptarsime. Visų pirma, pradedant informacijos suteikimo svarbą vartotojams, reikėtų įvertinti, ar ši sutartis sudaroma tarp verslininko ir vartotojo yra nuotolinė. Labai dažnai dar tiek verslininkai, tiek vartotojai klaidingai suvokia nuotolinės sutarties sampratą. Tai kas yra nuotolinė sutartis? Nuotolinė sutartis yra sudaroma tarp verslininko ir vartotojo tada, kai verslininkas ir vartotojas fiziškai nėra kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarimo ar sutarties sudarimo metu naudoja tik ryšio priemonės. Tai yra elektroninį paštą, internetą, telefoną. Labai dažnai klaidingai yra manoma, kad jeigu dėl sutarties objekto, dėl prekės kainos ir kitų sutartinių dalykų yra sutariama nuotoliniu būdu, tai yra elektroniniu paštu, internetu, tačiau vartotojas pasirenka už prekę apmokėti fizinėje vietoje arba prekės atsiėmimo metu, tada tiek verslininkai, tiek vartotojai suvokia, kad tai yra ne nuotolinė sutartis. Tačiau taip manyti yra klaidinga. Nuotolinė sutartis, vien apmokėjimo faktas, kai yra apmokama už prekę atsiėmimo metu, sutarties nedaro nenuotolinė sutartimi. Todėl tokioms sutartims yra taikomos, nuotoliniams sutartims taikomos nuostatos. Kai sudarome nuotolinę sutartį, iškyla pareiga suteikti informaciją vartotojui. Verslininkas privalo vartotojams suteikti informaciją valstybinė kalba, taip pat privalo šią informaciją suteikti aiškiai ir suprantamai, ir visa ši informacija privalo būti pateikta patvarioje laikmenoje. Dėl pirmų dviejų aspektų, dėl informacijos suteikimo valstybinė kalba ir šią informaciją suteikti aiškiai ir suprantamai, dažniausiai klausimų nekyla. Tačiau pardavėjams labai dažnai iškyla neaiškumų, klausimų, kas yra patvarioji laikmena ir kaip tą informaciją pateikti patvarioje laikmenoje. Patvariosios laikmenos sąvoka yra reglamentuota Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje. Ir patvariosios laikmenos sąvoka sako, kad tai yra priemonė, kuri leidžia vartotojui ar prekiautojui saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją taip, kad informacija tam tikrą laiką būtų prieinama ir saugoma, bei galima būtų šią informaciją atgaminti nepakitusią. Patvariosios laikmenos sąvoka yra išaiškinęs ir ES teisingumo teismas. Pardavėjai kreipiasi į tarnybą ir tarnybai pateikdami informaciją nurodo, kad vartotojai jie pateikia informaciją patvarioje laikmenoje, o patvarę laikmeną jie laiko tai, kad pirkimo taisyklėse visa informacija yra pateikiama,
O taip pat vertina ir faktą, kad prieš atlikdamas užsakymą ir tvirtindamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje vartotojas privalo susipažinti su pirkimo taisyklėmis, uždėti varnelę, kad su jomis susipažino, kad patvirtina, kad perskaitė tas taisykles. Tačiau minėtas faktas, kad vartotojas perskaitė tas taisykles ir uždėjo varnelę, ES Teisingumo teismas yra pasisakęs, kad neatitinka reikalavimų informaciją pateikti patvarioje laikmenoje. Elektroninėje parduotuvėje pateiktas taisyklės pardavėjas gali bet kada pakeisti, todėl nėra įmanoma įrodyti, kad šitos taisyklės galiojo būtent šito vartotojo užsakymo metu ir prekės įsigijimo metu. Ši informacija nėra skiriama vartotojui asmeniškai ir taip yra neužtikrinama, kad jos turinys nebus pakeistas ir ji bus prieinama reikiamą laiką. Todėl vien taisyklių pateikimas elektroninėje parduotuvėje ir reikalavimas, kad vartotojas uždėtų varnelę, kad su tomis taisyklėmis susipažino, nėra tinkamas būdas pateikti informaciją patvarioje laikmenoje. Tarnyba norėtų atkreipti dėmesį, kad pareiga įrodyti, kad visa ikisutartinė informacija yra suteikta vartotojui, tenka verslininkui. Tad verslininko pareiga yra pasirūpinti, kad ikisutartinė informacija būtų pateikiama vartotojams patvarioje laikmenoje. Taip pat tarnyba atkreipia dėmesį, kad populiarėjant elektroniniai prekybai socialiniuose tinkluose, minėti reikalavimai taip pat yra taikomi ir socialiniuose tinkluose veikiantiems verslininkams. Tad šią informaciją verslininkai socialiniuose tinkluose vykdydami veiklą taip pat privalo pateikti. Tarnyba pateikė pavyzdį, kai vienas iš verslininkų kartu su užsakymo patvirtinimu vartotojui pateikė ir pirkimo taisyklės, kurios yra pridėtos kaip priedas ir tarnyba vertina, kad tai yra tinkamas būdas suteikti visą ikisutartinę informaciją patvarioje laikmenoje vartotojams. Kartu su užsakymo patvirtinimu vartotojas gauna ne tik visą svarbią informaciją, kuri yra susijusi su užsakymu, tai yra mokėjimo būdų, atsiėmimo galimybėmis ir kitais duomenimis, tačiau vartotojas taip pat gauna ir pirkimo taisyklės, kurių aktuali redakcija galiojo vartotojo užsakymo metu. Tai kokia informacija turėtų būti pateikiama prieš sudarant nuotolinę sutartį? Verslininkai privalo pateikti pagrindinės prekės ar paslaugos savybės. Dažnai verslininkai kreipiasi į tarnybą ir teiraujasi, kokios tai yra pagrindinės prekės savybės, kokias savybės būtina nurodyti vartotojams. Tokiais atvejais tarnyba visada rekomenduoja atkreipti dėmesį, kokiamis prekių grupėmis yra prekiaujama. Jeigu tai yra rūbai, avalynė, tai manytina, kad vartotojui svarbiausia yra šių prekių išmatavimai, dydžiai, iš kokios medžiagos yra gaminiai padaryti, ar tai rūbai, ar avalynė. Jeigu tai yra buitinės technikos prekių grupės, galbūt vartotojui yra svarbu pateikti ne tik išmatavimus, tačiau įsigydamas tokias prekes vartotojas dažnai atkreipia dėmesį į energinės savybės, taip pat į triukšmo lygį. Tai kokia informacija apie prekę bus pateikiama ir jos savybės, tai priklauso nuo prekių grupės. Pardavėjas turėtų įvertinti, kas parduodant vienokią ar kitokią prekių grupę gali būti aktualu vartotojui. Taip pat labai svarbu yra pateikti duomenis apie verslininką, jo pavadinimą, jeigu tai yra fizinis asmuo veikiantis individualios veiklos pažymos pagrindu, tai verslininkas privalo pateikti savo vardą ir pavardę, taip pat teisinę formą.
būtinai privalo verslininkas nurodyti kontaktinius savo duomenis - adresą, telefono numerį, elektroninį paštą. Labai dažnai tarnyba sulaukia vartotojų kreipimusi, kai vartotojai skundžiasi, kad elektroninėje prekyboje nurodyti kontaktiniai duomenys yra neaktualūs, jais negalime susisiekti, telefono numeris yra nenaudojamas, elektroninio pašto į elektroninius laiškus pardavėjai atsakymų neteikia. Tarnyba visada rekomenduoja pateikti tik naudojamus, aktualius kontaktinius duomenis ir taip pat atkreipia dėmesį, kad į elektroninį kreipimąsi pardavėjas vartotojui privalo pateikti rašytinį atsakymą per 14 dienų nuo jo gavimo dienos. Kita labai svarbi informacija, kurią verslininkas privalo vartotojams suteikti, tai yra bendra prekių ir paslaugų kaina. Dažnai pardavėjai nurodo tik prekės kainą, tačiau nenurodo visų kitų mokesčių ar papildomų išlaidų, kurios tenka vartotojui, kai vartotojas įsigyja prekę. Todėl labai svarbu yra nurodyti bendrą prekių kainą. Taip pat labai svarbu nurodyti apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarką, taip pat pristatymo terminus. Nemažiau svarbu yra nurodyti informaciją apie teisę atsisakyti sutarties. Vartotojas turi žinoti, kada jis gali atsisakyti sutarties, o taip pat verslininkas privalo nurodyti ir sąlygas, kada vartotojas netenka teisės atsisakyti sutarties. Tai yra, kai nėra įvykdomos kažkokios sutarties sąlygos. Prekė yra panaudojama, daugiau nei tai leistina, praleidžiamas yra sutarties atsisakymo terminas ir kitos aplinkybės. Taip pat verslininkas privalo nurodyti informaciją apie prekės garantiją pagal įstatymą. Na ir žinoma, verslininkas privalo nurodyti informaciją apie subjektą, nagrinėjantį ginčus, šiuo atveju Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, bei pateikti nuorodą į elektroninio ginčų sprendimo platformą. Verslininkai teikdami informaciją vartotojams dažnai tą informaciją pateikia netiksliai ir kokios dažniausiai yra pasitaikančios klaidos. Tai kaip ir minėjau, kad viena iš dažniausiai pasitaikančių klaidų, kai yra netinkamai pateikiama bendra prekės kaina. Tai yra nurodoma tik pati prekės kaina, tačiau nenurodomi pristatymo ir kiti galimi mokesčiai bei įmokos, kurios vartotojas turės susimokėti įsigydamas prekę. Kita labai dažnai pasitaikanti klaida yra netinkamai nurodomas prekių likutis. Vartotojui yra leidžiama atlikti užsakymą, užsakymas yra patvirtinamas, vartotojas atlieka apmokėjimą už prekę, tačiau gavus užsakymo patvirtinimą ir apmokėjus už prekę, pardavėjas informuoja, kad vartotojui įsigytos prekės pardavėjas nebeturi arba jos kaina pakito. Tai tokiais atvejais tarnyba visada rekomenduoja atidžiai sekti prekių likučius, kad neiškiltų tokių situacijų, kai nurodomas prekių likutis yra mažesnis, negu iš tikrųjų pardavėjas juo disponuoja. Taip pat labai dažnai klaidingai yra suteikiama informacija dėl prekių pristatymo bei grąžinimo išlaidų paskirstymo. Civilinis kodeksas nustato, kad prekių pristatymo išlaidos vartotojui yra visada grąžinamos, jeigu vartotojas pasirenka įprastą pardavėjo pristatymo būdą. Tačiau prekių grąžinimo išlaidos civilinėme kodekse nustatyta, kad visada tenka vartotojui. Pardavėjai dažnai nurodo, kad ir prekių pristatymo išlaidos tenka vartotojui. Tai šita informacija yra pateikiama vartotojams neteisingai, klaidinančiai ir vartotojai neturėtų patirti prekės pristatymo išlaidų, jeigu jie pasirinko įprastą pardavėjo siūlomą pristatymo būdą. Nors elektroninė prekyba jau
darosi tikrai populiaresnė nei, galima sakyti, nei tradicinė prekyba. Tačiau vis dar yra klaidingai taikomi teisės aktai, kurie reglamentuoja sutarties atsisakymą tradicinėje prekyboje ir elektroninėje prekyboje. Sutarties atsisakymą tradicinėje prekyboje reglamentuoja mažmeninės prekybos taisyklės, tuo tarpu elektroninėje prekyboje civilinio kodekso atitinkamas straipsnis. Tačiau labai dažnai pardavėjai pirkimo taisyklėse nurodo, kad tradicinėje prekyboje įsigytas prekes, tokias kaip parfumerija, kosmetika, kad elektroninėje prekyboje įsigijus tokias prekes kaip parfumerija, kosmetika, apatinius drabužius, kūdikių drabužėlius, pėdkelnes ir kitas prekes, vartotojai neturi teisės atsisakyti. Tačiau šios nuostatos yra taikomos tradiciniai prekybai, bet ne elektroniniai. Elektroninėje prekyboje visų šitų įsigytų prekių vartotojas turi teisę atsisakyti per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Elektroninėje prekyboje taikomos kitos nuostatos, kokių sutarčių vartotojas negali atsisakyti per 14 dienų. Tai pagal specialius vartotojų nurodymus pagamintos prekės, greitai gendančios prekės, arba kurių galiojimo terminas yra labai trumpas, supakuotos prekės, kurios po pristatymo išpakuotos ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, prekės, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais, supakuota programinė įranga, vaizdo, garso įrašai, jei po pristatymų jie buvo išpakuoti. O taip pat negali vartotojai atsisakyti sutarčių dėl apgyvendinimo, automobilių nuomos, kai sutartyje yra nurodoma tiksli data ar laikotarpis. Todėl labai dažnai dar pasitaikanti klaida, kai elektroniniai prekybai yra taikomi tradicinės prekybos išimtis, kurių sutarčių vartotojai negali atsisakyti. Kitos dažniausiai pasitaikančios klaidos tai yra nenurodytas ginčų nagrinėjantis subjektas, šiuo atveju vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir jos kontaktinė informacija, o taip pat nepateikiama, kaip ir minėjau, nuoroda į elektroninį vartotojų ginčų sprendimo platformą. Šios nuorodos, ši kontaktinė informacija privalo būti pateikta pardavėjo tinklalapyje, elektroninėje parduotuvėje ar pirkimo taisyklėse. Na ir kokios pasekmės kyla verslininkui, jei verslininkas nesilaiko iki sutartinės informacijos pateikimo reikalavimo? Tai tokiais atvejais, kai verslininkas neperspėjo vartotojo apie jo teisę per 14 dienų atsisakyti sutarties, tai vartotojas tokiais atvejais įgyja teisę sutartį nutraukti, jos atsisakyti per 1 kalendorinius metus. Taip pat iki sutartinės informacijos nepateikimas verslininkui užtraukia atsakomybę ir gali tekti susimokėti teisės aktuose numatytą piniginę baudą. Tokiais atvejais, kai verslininkas neįvykdo arba netinkamai vykdo pareigą suteikti informaciją vartotojui, verslininkas privalo atlyginti dėl to vartotojo patirtus nuostolius. Arba kitais atvejais vartotojas net turi teisę reikalauti nutraukti visai sutartį. Jau aptarėme tiesioginės prekių grąžinimo išlaidas, kurios tenka vartotojui, tačiau tokiais atvejais, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima verslininkas, gali apmokėti verslininkas, arba taip pat verslininkas privalo jas apmokėti, jeigu netinkamai informavo vartotoją, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas. Tai todėl yra labai svarbu pirkimo taisyklėse aptarti prekių grąžinimo išlaidų paskirstimą sutarties šalims, kad vėliau netektų verslininkui apmokėti ir prekių grąžinimo išlaidos. Tokiais atvejais, jei ši informacija vartotojui nebuvo suteikta.
Taip pat vartotojas negavęs informacijos, kai verslininkas nepateikė jam informacijos apie teisę atsisakyti sutarties, vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties ir neatsako už prekės vertės sumažėjimą. Jeigu vartotojas tą prekę išbandė ar atliko daugiau veiksmų, negu prekės veikimui, savybėms nustatyti. Tokiu atveju taip pat vartotojas neatsako už jokius prekės vertės sumažėjimus, jeigu verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties. Tarnyba nuolat atlieka pirkimo taisyklių patikrinimus, teikia pardavėjams konsultacijas, kaip ta informacija turėtų būti nurodyta, kokia yra nurodomos informacijos svarba. Ir 2023 metais tarnyba atliko daugiau nei 130 elektroninių parduotuvių patikrinimų, vertino elektroninėse parduotuvėse skelbiamas taisykles ir juose pateikiama informacija. Džiugu, kad net 94% pardavėjų atkreipė dėmesį į tarnybos rekomendacijas, siūlymus tą informaciją pateikti, papildyti, atnaujinti. Tačiau yra ir tokių pardavėjų, kurie į tarnybos rekomendacijas nereaguoja, tada tarnyba gali taikyti atsakomybę pardavėjams ir atsakomybė yra nustatyta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnyje. Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnį tarnyba gali skirti pardavėjui įspėjimą, gali skirti baudą arba gali blokuoti tinklalapį. Piniginė bauda siekia nuo 500 iki 5000 eurų už netinkamą informacijos pateikimą vartotojams, o taip pat už grubius pažeidimus ir informacijos nepateikimą tarnyba gali kreiptis į teismą ir prašyti leidimo užblokuoti tinklalapį, kol nebus pateikiama informacija vartotojams, kuri atitinka įstatymuose nustatytas nuostatas. Na ir žinoma, daugiau informacijos visada galite rasti tarnybos tinklalapyje arba tarnybos socialiniuose tinkluose.